Sveiki, esu Gintaras Stepanavičius, Liberalų sąjūdžio sąrašo, kuris yra sąrašas Smaigaly, sąrašas pirmas, sąrašo lyderis. Visų pirma, savo darbais ir savo požiūriu į Europą esam labiausiai europietiška partija. Europietiškos vertybės mums nėra vien tuščios deklaracijos, mes savo gyvenimo būdų, mes savo nuoseklią veiklą norime, kad Europoje būtų daugiau laisvės jauniems žmonėms. Laisvės keliauti, kurti, tobulėti, savo galvą ir atsakomybę kurti savo gerovę. Mes nesame tie, kurie sakome, kad valdžia už jaunus žmonės turi spręsti, kada, pavyzdžiui, mokyklose giedoti himną. Mes sakome, kad jaunimo nedarbas mažės tada, kada partijos nekabins makaronus apie tai, kaip Europos lėšos tam bus panaudotos, o atsisakys savų brukimo į pareigas, korupcinių schemų taikymo ir tada jauniems žmonėms bus nebejotinai daugiau galimybių. Mes esame tie, kurie nuosekliai siūlome priartinti sprendimus prie jaunų žmonių. Ir todėl elektroninio balsavimo įteisinimas yra dar vienas dalykas, kas paskatintų jūsų jaunų žmonių dalyvavimą tiek Europos parlamento, tiek ir bet kuriuose kitose rinkimuose. Tai turi būti automobilis, kuris, kada reikia, gali važiuoti aukščiausią pavarą, pavyzdžiui, reaguodamas į Ukrainos įvykius, o nesekdamas jiems iš paskos. Tai turi būti automobilis, kuris saugumo prasme būtų smagus vairuoti. Ir didelė dalimo tai smagu jausti ir žinot, kad tokia Europos Sąjunga, tokio tipo automobilis yra. Ir be abejo, man norisi matyti šitą automobilį, kuris turi savo individualius atspalvius, kad jame kiekvienas keleivis turėtų galimybę pasakyti, kur link pasuka šitas automobilis. Kalbu apie mūsų lietuvius ar bet kurią kitą valstybę narę, nes tada mes laimėsime, kada mes išties būsime orus ir aktyvus šio automobilio kelionės dalyviai.